Labą dieną visiems. Spontaniškas įrašas, kurį privalau padaryti, kaip minimum 1 minutę. Tai norėjau pasidalinti tokiu mažu lifehacku, kaip pagerinti savo savijautą. Čia ne pačią parduotuvę labiau reklamuoju, o iš tikrųjų reklamuoju patį gaminį. Jeigu čia rodo atvirkščiai, tai noriu pasakyti, kad čia yra raugintų kopūstų sultis. Įrašo ant jo laimę ir kopūstuose atrasi. Tai ir čia ne jokai yra, iš tikrųjų tame yra tiesos. Tai labai smagu yra įrašinėti netgi video, aš nors mažai patyręs esu, bet faina jausti tos pokyčius, kuriuos šiai dienai jaučiu. Tai dėl to visiems linkiu organizmą savo karts nuo karto valytis kažkokiais metodais. Tarkim, kai kurie imasi badavimo, kai kurie ten pasninko tam tikro, tai pas manęs gali būti tam tikras toksai kaip sureguliavimas truputėlį šiai dienai pačios mitybos. Tai stengiuosi daugiau žalumynų valgyti. Kokteilių žaliųjų darausi iš ryto dažnai ir tiek, o jeigu norisi saldaus, tas toksai nenumaldomas troškimas, užvaldymas, tai tiesiog imu datulės, imu riešutus, tarkim, kažkokius tai, kaip kad braziliški riešutai, įvairių riešutų galima pasirinkti. Visiems linkiu iš tikrųjų valytis ir būti iš tikrųjų sąžiningais patiems su savimi. Jeigu yra kažkoks sunkumas, reikia pripažinti tiesiog. Tarkim, jeigu esu kvailas, reikia pripažinti, esu kvailas, kaip aš, tarkim. Ir viskas. Ir gal Dievo pagalba, gal biškį paprotingėsi. Tai visiems geros kloties dar kartelį ir iki pasimatymo.